Tradiciniai balandėliai gali būti be galo skanūs, maistingi ir greitai paruošiami. Su daug daržovių jums reikės morkų, cukinijų, porų. Naudosime vištienos krūtinėlę maltą arba gali būti kalakutiena malta. Daržovės galima pakepinti, visas galima tik tai porą pakepinti ant ypač tyro alyvuogių aliejaus. Sumaišyti daržovės su malta, mėsa ir prieskoniais, paruošti įdaro masę, įdėti nevirtą bolivinę balandą, kuri yra be galo maistinga ir jinai troškinimo metu išvirs. Gausime nuostabaus skonio balandėlius, kurie bus maistingi. Kopūstai išverdame, įdaro masę įdedame į vidų ir nereikia kepinti ant keptuvės, miltose volioti, iš esmės dedame į puodą. Suformuotus balandėlius pilame pomidorų tyrę, gali būti ir likęs nuo kopūstų skystis, kurį verdantį užpilame ant šitos masės ir pabaigoje įdedame šviežių petražolių, troškinimo pabaigoje gali būti varškės sūrelio, kad gautųsi tokia vienalytė masė. Skanu, greitai paruošiama ir kviečiu visus išbandyti. Jei patiko šitas receptas, spausk like ir rašyk komentaruose gaminsiu. Daugiau mano receptų rasi Sveikatai palankus svetainėje, kurią rekomenduoju prenumeruoti ir gausi naujausius receptus, mitybos rekomendacijas pats pirmas.